Kartais mūsų tikėjimas primena tai, kaip šiandien žiūrime trumpus vaizdo įrašus. Jei kažkas patinka, sustojame, pasisotiname, o jeigu nepatinka, perbraukiam ir einame toliau. Kartais taip darome ir su Dievu. Klausomės tik to, kas patogu, kas mums tinka, kas kelia daug emocijų ir kas nekelia per daug klausimų. Tačiau Evangelijoje Jėzus kviečia mūsų sustoti ir juo maitintis, juom pasisotinti. Sustoti ir išgirsti tai, kas gali pakeisti mūsų širdis. Jis savo mokiniams sako, pakelkite akis ir pažiūrėkite į laukus. Jie jau boluoja ir prinokia pjūčiai. Atrodo, kad kiekvienas iš mūsų esame pakviesti pažvelgti į žmonės aplink mus, į mūsų aplinką. Jie savo širdise nešioja klausimus, troškimus, kartais didelį skausmą. Daugelis ieško Dievo, net jei patys to dar aiškiai nesupranta. Samarietė sutiko Jėzų ir nepasiliko šio susitikimo savo. Ji nuėjo į miestą ir pasakė, ateikite ir pažiūrėkite. Šis paprastas liudijimas skatina kitus ateiti pas Jėzų, o kai jie patys jį sutiks, pasakys, dabar tikime ne tik dėl tavo žodžių, bet dėl to, kad patys išgirdome, patys patyrėme. Kartais pakanka vieno tikro susitikimo su Jėzumi, kad žmogaus širdis pasikeistų. Pakanka vienos akimirkos, vieno žodžio, vienos patirties, kuri gali atverti širdį naujai vilčiai. Kartais pakanka ir vieno paprasto liudijimo, vieno nuoširdaus sakinio, vieno kvietimo ar žvilgsnio kupino tikėjimo, kad kitas žmogus išdrįstų padaryti pirmą žingsnį link Dievo. Gal šiandien Jėzus kviečia tave pakelti akis ir pamatyti žmonės aplinkui. Gal kažkas visai šalia tavęs laukia žodžio, padrąsinimo, paprasto liudijimo apie Dievo artumą. Ir tada tai bus galimybė gimti jam iš naujo, kaip po viešpaties Jėzaus Kristaus draugui, kaip po Dievo sūnui arba dukrai, kaip po tikinčiam žmogui, kuris ieško Kristaus ir jo maitinasi. Tada atsiranda tau klausimas šiandien. Jeigu nori, apsvarstyk, ar mano gyvenimas padeda kitiems atrasti Jėzų? Ar per mano žodžius, per mano tikėjimą, per gyvenimą kiti gali patirti, kad jis, Jėzus Kristus, tikrai yra pasaulio gelbėtojas. Gero apmąstymo ir palaimintos dienos.